aštrėjanti ir vis skambesnė pono Gailiaus retorika, visos tos tokios apokaliptinės kalbos apie superklanus valdančius valstybę, jos tai rodo, kad ponas Gailius vis labiau įsijaučia į vaidmenį, į naujo politinio herojaus, naujos politinės žvaigždės vaidmenį ir jo tam tikros politinės ambicijos auga kaip ant mielių. Ne juokas, aišku, nugalėti pačią prezidentę teismuose ir čia galbūt bet kam nuo to apsisuktų galva ir panašu, kad ponui Gailiui jinai jau sukasi. Neatmesčiau galimybės, kad pas jį asmeniškai yra prabudusios ar bunda galbūt net ir kokios prezidentinės ambicijos, galbūt ir pagalvoja apie prezidento rinkimus ar jį kokie nors veikėjai ar kokios nors grupės skatina apie tai galvoti. Tas frontas Lietuvoje susiformavęs įvairiausio plauko kovotojų su įvairiausiais klanais. Ir tas frontas, kuris yra ryškiausiai nusidažęs būtent violetinė spalva, jisai norės turėti prezidento rinkimuose savo herojų, savo atstovą. Tai ponia Venckienė, dingusi Seimo narė, jeigu nedalyvaus tose rinkimuose, negalės dalyvauti tose rinkimuose, tai jos vietą turės kažkas tai užimti. Tai gali būti, kad artimiausias kandidatas užimti šitą vietą yra būtent ponas Gailius. Jūsų nuomonė, ėjimas tokiu keliu gali duoti kažkokių tai apčiuopiamų rezultatų? Kažkokių rezultatų be abejo gali duoti, nors aš pono Gailiaus vietoje nebūčiau toks optimistiškas.